Tai sveiki visi. Šiandieną pakalbėsime būtent apie tai, kaip planuoti savo socialinius tinklus, kad tai neužimtų labai daug laiko ir būtų gražus, nuoseklus ir tvarkingas turinys. Tai dalinuosi ekranu iš karto ir tada pakalbėsime apie viską plačiau. Tai kaipgi planuoti tuos socialinius tinklus? Tai pakalbėsime šiandieną būtent apie tai, koks bus mūsų tikslas, taip pat kokius socialinius tinklus naudoti, kokius turėsime naudingus įrankius, ką galime panaudoti būtent vedant savo socialinius tinklus, kokie yra turinio tipai ir žinoma auksiniai formuliai, kokiu laiku skelbti, kad pamatytų kuo daugiau žmonių, kaip galima pasidaryti automatinį postinimą, kad nereiktų kiekvieną dieną prie to sėdėti ir ranka paleidinėti postų. Taip pat kaip susidaryti 30 dienų turinio planą ir tam tikri auksiniai patarimai pačioje pabaigoje. Tai pradėkime. Tai pirmiausia, koks yra tikslas? Tikslas yra didinti prekės ženklo žinomumą ir taip pat daryti savo brando plėtrą. Tai yra, kad būtent jūs pamatytų socialiniuose tinkluose ir kad prie jūsų norėtų nauji žmonės prisijungti. Tai ir yra pritraukti naujus klientus bei pritraukti naujus komandos narius. Taip pat būtent per socialinius tinklus kurti pasitikėjimą ir ekspertinį įvaizdį. Nes būtent kaip jūs pasirodysite socialiniuose tinkluose, tai yra labai svarbu, kadangi kiti žmonės matys būtent jūs ir norės prie jūsų prisijungti. Nes kaip dažnai sako, pavyzdžiui, sako, aš nevedu socialinių tinklų ar ne ir aš nerandu naujokų. Bet kaip tave naujokas gali surasti, jeigu jisai tavęs apskritai tuose socialiniuose tinkluose nemato? Tai mes turime būti matomi, turime kurti savo brandą ir, žinoma, taip plėsis ir komandos, ateis nauji nariai ir tapsite žinomesnėmis. Tai būtent kokius socialinius tinklus tam naudoti? Tai iš pagrindinių kanalų, kuriuos naudoti reiktų, tai yra Instagramas, tai jisai skirtas vizualui, reelsams, prieš ir po ir gyvenimo būdo rodymui, tiesiog visam. Tada Facebook, tai daugiau yra bendruomenių susirinkimai, jau ten skirta ilgesniem postam ir taip pat grupės, kuriuose dirbsite. TikTokas yra skirtas greitam augimui, viral turiniui, tai yra būtent tam turiniui, kuris yra populiarus ir greitai užkabina. LinkedIn tai komandos daugiau paieškai ir tam tikram verslo įvaizdžiui sudaryti. Ir papildomai galima naudoti YouTube Shorts, tai yra turinio pernaudojimui. Šiaip tai dažnai būna, kad tik tokia, ką skelbia žmonės, tą patį skelbia ir YouTube šortuose, nes formatas atitinka, bet gaunasi antra papildoma platforma rasti papildomų žmonių, o turinys yra tik tai vienas. Ir Facebook grupės. Šiaip tai gal netgi išskirčiau, kad tai turėtų būti ne papildomai, o turėtų būti prie pagrindinio kanalo Facebook grupės, tai pardavimai plus komandos paieška, tai yra postai. Ir dabar kokie yra būtent naudingi įrankiai, būtent tam visam tiek planavimui, tiek turiniui, tiek visiems kitiem dalykam. Tai planavimui galima naudoti, pavyzdžiui, Canva. Canva yra labai superiniai priemonė, skirta vizualų gamybai. Taip pat su ją galime susikurti savo turinį ir padaryti planavimą. Tada kiti kanalai, kurie man asmeniškai labiau patinka, nors aš pilnai naudoju ir Canva vizualų kūrimam, bet pavyzdžiui dabar esantis dirbtinio intelekto įrankis ChatGPT yra labai populiarus, dar su mokama versija, tai su juo galima iš vis padaryti labai daug variacijų, labai daug visokiausių dalykų.
Ir Meta Business Site tai yra būtent Facebooko ir Instagramo automatinis postinimas. Ir apie tai pakalbėsime šiek tiek vėliau. Taip pat parodysiu ir praktiškai, kaip jį naudoti, kad susiplanuoti savo postus. Ir turiniui būtent pačiam taip pat vėl galime naudoti Canva, tai kas yra skirta postams, kas yra skirta reelsams. Taip pat CapCut, tai yra puikia programėlė irgi video redagavimui ir video gaminimui įvairiam. Ir InShot tai yra paprastas redagavimas, jeigu jūs nusifilmuojate ir norite paredaguoti savo būtent visą video iki tokio, kurį norite leisti socialiniuose tinkluose, tai čia yra puikus įrankis būtent video formatavimui. Ir analitikai Instagram ir Facebook Insights būtent pasižiūrėti, kaip veikia jūsų postai, kaip veikia jūsų reelsai, kaip veikia jūsų ten istorijos ar dar kažkas, tai pagal tai galite matyti, koksai turinys žmonėm yra įdomus ir pagal tai galite daryti vėl tolimesnius, kaip sakyti, turinį, tolimesnį planuoti, atkreipiant dėmesį į tai, kas žmonėm labiau patinka ir kas labiau užkabina. Ir kokie yra turinio tipai? Tai reiktų naudoti tokią kaip auksinę taisyklę, naudoti 4 turinio kategorijas. Tai čia yra pritaikyta būtent kosmetikos kompanijai, tai yra tam, kame dirbame mes. Tai pirmiausia, turėtų didžiąją dalį užimti būtent vertė. Tai turėtų sudaryti apie 40 postų, tai yra 40% jūsų turinio, tai yra postų, reelsų, istorijų ir taip toliau. Tai įvairūs patarimai, tai pavyzdžiui apie odos priežiūrą, apie daromas klaidas, apie tai, kaip teisingai reiktų daryti, ar kažkokie visi kiti dalykai, kurie yra duodami žmogui nemokamai, bet su tokia, kad žmogus jaustų naudą iš to būtent iš jūsų to turinio. Tada sekanti kategorija tai būtų pasitikėjimas, kas turėtų būti apie kokią 30% panašiai jūsų turinio. Tai turėtų įeiti prieš ir po kategorijos, klientų atsiliepimai bei pačių asmeninės istorijos. Tai kuria pasitikėjimą. Tai rodo, kad būtent produktai veikia, kad būtent kompanijoje, pavyzdžiui, galima uždirbti, kad žmonės tikrai lieka patenkinti. Tada turėtų jau būti pardavimai, bet pardavimų turėtų būti pakankamai maža dalis. Dažniausiai, ką visi daro atvirkščiai. Daro kokią 8-9% pardavimus ir visą kitą palieka jau ten arba visai kai kurių dalykų net ir nenaudoja. O pardavimai kaip tik turėtų užimti mažesnėje dalį mūsų socialiniuose tinkluose, kadangi žmonės nenori vien tik tai pirkti, jie nori gauti kažkokią vertę, kažką nemokamai, nori suprasti, nori susipažinti, nori įsitikinti, kad tie gaminiai veikia ir tik tada įsigyti. Tai pardavimas turėtų būti apie 20% postų, būtent apie produktus, apie akcijas, apie rezultatus ir taip toliau. Ir apie 10% jūsų postų turėtų sudaryti būtent komandos kūrimas. Tai yra kvietimai prisijungti, gyvenimo būdas, kaip jums sekasi būtent su ta kompanija, kokią naudą iš to gaunate ir kokios yra uždarbio galimybės. Ir dabar kada geriausias laikas yra skelbti būtent postus. Tai yra išvestas toksai vidurkis, paskaičiavimas, kad pavyzdžiui Lietuvos laike geriausi laikai yra skelbti rytais nuo 8 iki 9 tam tarpe. Žmonės daugiausiai būna socialiniuose tinkluose. Tada per pietus nuo 12 iki 13 valandos irgi tas tarpas. O jau vakarui daugiausiai yra nuo 18 iki 21 valandos, kada jau žmonės grįžę po darbų, pavalgę, kažką nuveikę, jau pradeda naršyti vėl socialinius tinklus ir tiesiog atsipalaiduoja. Ir dabar koks turėtų būti visų tų įvairių postų dažnumas. Tai pavyzdžiui, Instagramas, jeigu kalbant apie postą, tai jisai į vieną dieną vienas, į 2 dienas vienas, ar ten į 3 dienas vienas.
Jų nereikia dažnai labai, bet istorijas reikia dėti kasdien ir kuo daugiau tų istorijų, tuo geriau. Tai tiesiog dienos eigoje dedate istorijas arba tiesiog susiplanuojate įrašus ir istorijas, kad paleistų automatiškai, jeigu neturite tam pakankamai laiko. TikTok. Tai turėtų būti vienas, du video per dieną. Jeigu norite tapti viral ir norite šauti aukštai, gauti daug peržiūrų, tada turėtų būti mažiausiai 2-3 video per dieną, išlaikant 3-4 valandų tarpą tarp kiekvienų video. Facebookas tai turėtų būti apie vienas postas per dieną. Aišku, kalbant apie grupės, tai turėtų tų grupių būti tų postų kokią 30-40 kiekvieną dieną. Aišku, kažkada reikia ir šiek tiek pristoti, pailsėti, kadangi Facebookas turi tokią blogą madą blokuoti. Tai irgi persistengti labai nereiktų, bet postinant, pavyzdžiui, grupėse vieną, du postus, tai didelio rezultatų tikrai galite nesitikėti, nes tiesiog yra nepakankamas kiekis žmonių pereina, pamato jūsų postą, kad prie jūsų prisijungtų. Ir dabar būtent apie patį automatinį postinimą. Automatiškai postinti būtent Facebook'e ir Instagram'e, susikurti tą visą savo turinį, tai dabar pakalbėsiu truputį daugiau apie viską. Tai šičia yra toksai, kaip sakyt, paruoštukas, būtent kaip prisijungti prie pačio Meta Business Site, kokius žingsnius daryti ir vat, patarimus suplanuoti visą savaitę iš anksto. Pereikime dabar prie kito žingsnio. Ir čia įkėliau tokį padarius planelį, 30 dienų turinio planas, būtent skirtas kosmetikos kompanijai plus komandos paieškai. Ir dabar tada pastudijuokime plačiau būtent visą šitą lentelę ir tada pereisime būtent prie praktinio dalyko, parodysiu, kaip iš karto susiplanuoti būtent visą turinį savaitai ar ten daugiau dienų. Tai dabar, kaip ir sakiau, vienas geriausių draugų turėtų būti ChatGPT. Tai dabar kaip su juo tvarkytis? To jau aš surasiu. Čia va turiu, šį turiu. Tuoj sekundę, aš tik tai skinę visai matau. Ir ChatGPT mums gali labai pasitarnauti šiais laikais, kadangi nereikia sėdėti ir galvoti, kokį tekstą man parašyti, apie ką man rašyti ir taip toliau. Tai dabar pirmiausia, aš ChatGPT paprašiau, kad jisai man padarytų tam tikrą darbą. Tas darbas, tu jau sekundę atveriusiu, buvo, kad jisai man padarytų turinio planą 30 dienų, būtent išskiriant tas kategorijas, kurias aš jau jums pasakojau anksčiau. Tai yra išskiriant vertę, pasitikėjimą, produktą bei kvietimą. Ir čia yra padarytas planelis, būtent 30-25 dienom ir būtent duotos idėjos, apie ką rašyti. Tai pavyzdžiui, sukuriant vertę, tema gali būti odos priežiūra ir idėja postui gali būti 3 klaidos prausiant veidą. Tai jau yra sukonkretinta tema, apie kurią galima kalbėti. Tai galima daryti postą, galima lygiai taip pat padaryti video, suredaguoti, galima padaryti dar kažkokį kitą formatą, kuris yra jums tinkamas. Taip pat, pavyzdžiui, Instagramų karuselė irgi dar vienas iš tokių, kaip sakyt, skirtingesnių formatų. Tai irgi darant visą planavimą, atsižvelkite į tai. Dar galima, pavyzdžiui, pridėti 4 grafą, ar ne? Šičia, kad, pavyzdžiui, ChatGPT jums padarytų netgi kokiu formatu daryti. Pavyzdžiui, šitam, tarkim, karuselę. Šitam postas tiesiog, šitam video, šitam vėl ten postas kažkoks, na ir taip toliau. Tai skirtingi formatai ir
kas įdomiausia, kad mes galime pasidaryti vieną planą ir visą tai naudoti visoms skirtingoms platformoms kaip ir vieną. Aišku, reiktų atskirti Facebooką ir Instagramą, tai jau būtų kaip vienas vienetas jie, o TikTokas jau būtų kitas, kadangi TikTok'e daugiau yra apie video, bet lygiai taip pat galima sukurti TikTok'e ir karuselę, lygiai taip pat įdėti nuotraukas ir tiesiog, kad būtų galima prabraukti ir tiesiog aprašymą įkeliam. Tai galima netgi pasidaryti visą tą planą, susižiūrėti, kokiu formatu mes norime tą skelbti ir sudėti visus šitus dalykus į visus savo socialinius tinklus, būtent atitinkamai pagal tam tikrą dieną. Tai pavyzdžiui, dabar vėl grįžtam atgal, vertė, darome, tarkim, Instagramo karuselę, Instagramą susijęm kartu su Facebooku, pasipostinam automatiškai tiek Instagram'e, tiek Facebook'e, pereisim toliau prie praktinių užsiėmimų ir parodysiu, kaip tai padaryti. Ir lygiai taip pat TikTok'e, lygiai tą patį galima padaryti. Tik tai TikTok'e jau reiktų tai daryti rankiniu būdu, arba yra tam tikros programos, į kurias galime sukelti būtent visą tą savo turinį ir kad jos pasiskelbtų automatiškai. Tas programas aš galiu dar pažiūrėti, kadangi šito dalykų neįsirašiau. Bet jos dažniausiai tos programos yra papildomai apmokamos, kad jos postintų tam tikrų laikų į tam tikrus socialinius tinklus. Tai būtent grįžtant prie tos pirmosios temos, ar ne? Tai jeigu mes padarome Instagramui ir Facebookui postą, tai lygiai taip pat dedame ir istoriją. Ta patį vėl, ką naudojame karuselėje, vėl įdedame arba kažką panašaus, arba dar gali būti kita tema, galbūt tą dieną iškris kažkokie tai, pavyzdžiui, akcijos, kažkokie specialūs pasiūlymai. Tai irgi į istoriją susiplanuojam lygiai taip pat. Irgi atitinkamai palei temą ir ne tik palei temą. Tai vad, šičia yra toksai kaip pavyzdys jums, ką galima būtent skelbti socialiniuose tinkluose. Pavyzdžiui, paimkime 8, ar ne, vėl vertė, bet jau einame per pasitikėjimą, tada kuriama istorija ir papasakote savo istoriją. Pavyzdžiui, įrašote video, kaip jūs atsidūrėte Michi, kas jūs užkabino, kas jums patiko, kodėl jūs prisijungėte, ką planuojate toliau ir taip toliau. Tai va, pavyzdžiui, tokį video formatą galima daryti. Vėl pasipostinam, pasidarom suplanavimą ir vėl susipostinam į visus savo socialinius tinklus. Ir tada vėl kažkuri, pavyzdžiui, 11 komanda, tai jau čia kvietimas prisijungti ir gyvenimo būdas. Kažkoksai tai patarimas, pavyzdžiui, darbas iš namų. Jeigu jūs dirbate šitą darbą pilnai iš namų, arba, pavyzdžiui, galite tą darbą dirbti iš bet kurios, tarkim, pasaulio vietos, ar bet kuriuo savo patogiu laiku, tai galite vėl pristatyti kaip privalumą tokį. Galite, tarkim, įsidėti nuotrauką, kad jūs esate, tarkim, kažkur tai tiesiog gamtoje sėdite, ar ne prie ežero kažkur tai išsiskleidę ar pasitiesę dekutį ir gulite tiesiog ir dirbate tiesiog prie ežero, nes jums patinka tiesiog tą daryti. Ir tiesiog tas toksai. Ir tie formatai skirtingi. Tai vienas iki nuotrauką, vienas iki video, kitas iki karuselį, kitas kartas vėl kažkokie tai ir panašiai. Tokie visi dalykai. Tai dabar vėl, grįžtant atgal prie ChatGPT, tai vad ChatGPT ir padaro planą būtent ką skelbti. Jums kaip duoda kaip idėjas, bet juos galite pasiredaguoti pagal save. Jeigu jums nepatinka ta tema, apie kurį jis jums parašė, galite pasirašyti savo temą ar galite susikeisti vietomis. Čia yra tik tai idėjos. Tada, ką duodu ChatGPT toliau? Toliau paprašau, kad jisai man padarytų tekstus socialiniams tinklams, bet tom dienom, kur jisai padarė ir būtent tomis temomis, ar ne? Ir pavyzdžiui, vat, kaip pavyzdys, ką čia GPT parašo. Ir parašo, kad vat, pirma diena vertė apie odos priežiūrą, kad 3 klaidos prausiant veidą. Tai ir paskui pasiūlymai. Ar teisingai prausi
veidą, ar ne? Ir kokios dažniausios klaidos, kurios gali gadinti tavo odą. Tai ten tam tikri. Tai vėl galima paimti tiesiog iš interneto tam tikrus paveikslėlius, kur yra pavaizduota, arba netgi paprašyti to pačio ChatGPT, kad sugeneruotų būtent paveikslėlius, kurie bus skirti. Ne, neišjung šitus paliko. Ne, paliko. Ok, spaustu. Spaustu, ok. Gerai, paliko. Ir tiesiog, kad jisai jums sugeneruotų paveikslėlius atitinkamai būtent pagal tas kategorijas, ar ne? Ir jisai sugeneruoja tuos paveikslėlius. Ir tada vėl generuoja kitai dienai postą, dar kitai dienai, tai vėl galite daryti tai kaip postą, tai galite daryti kaip video, galite daryti kaip karuselę, ar ne? Tai čia būtent ir yra tie skirtingi būdai. Tai dabar toliau čia va prirašė man čia GPT labai daug tų tekstų įvairių. Ir pavyzdžiui, jisai pateikė pasiūlymą, kad jeigu nori, galiu padaryti, pavyzdžiui, va story scenarius kiekvienai dienai, ar ten pilną planą su vizualų idėjomis ir taip toliau. Tai va jisai pateikė būtent pagal tam tikrą dieną, pateikė tam tikrus vizualus. Tai čia GPT yra mūsų draugas numeris vienas, kadangi jisai mums padeda pasidaryti visiškai visą turinį, kurį mums vėliau reikės tik tai paskelbti socialiniuose tinkluose. Tai čia va parodau irgi, va, pavyzdžiui, before and after, tai tie prieš ir po, tai mes turime Telegramų grupėje labai daug tų pavyzdžių prieš ir po, kurie gerina tiek veidą, kūną, sveikatą, namus ir taip toliau. Paskui to produktai, tai nuotraukas galime naudoti tiesiog dabar iš naujai esančios Michi nuotraukų akademijos, kas dar nežinote, tai tokia jau turime, kur yra profesionalios nuotraukos, pavyzdžiui, komandos kvietime, tai daugiau turėtume reprezentuoti patį save, nes žmonės dažniausiai jungiasi ne prie kompanijos, o jungiasi prie žmogaus. Tai nebijokite save parodyti ir nebijokite save reprezentuoti iš gerosios, gražiosios pusės. Ir pavyzdžiui, va čia irgi ryto rutinai, jis pateikė tokius kaip pavyzdžius, bet jūs galite pilnai naudoti ne tik tai, ką jisai pateikė, bet galite naudoti ir savo nuotraukas, ten pavyzdžiui, ryte, kaip tepatės kremą, galbūt turite nuotrauką ar ten kažką. Tai viskas yra visiškai redaguotina, čia tik tai čia GPT jums pateikė idėjas, ką jūs galite daryti, o redaguojatės jūs viską pagal save. Gerai, tada grįžtam atgal į mūsų. Ir tada pereisime prie kitų dalykų. Duok man telefoną. Duok telefoną. Nespausdinu. Spaudžiu. Dabar aš pabandysiu iš telefonų. Dabar šitą turiu sustabdyti kompiuteriu ekraną ir dabar bandysiu iš telefonų savo. Kodėl čia nerodoma? Sekundę. Telefone dar noriu parodyti būtent, kaip susiplanuoti tą savo visą savaitę. Žiūrėkit, matai esantį. Negaliu tik. Booking. Nežinau, dirba. Iš telefonų kiek kitaip. Įjungi Zoom. Pradėti. Gerai.
Ir dabar va parodysiu būtent, kaip atrodo tas Meta Business Site. Tai ši čia va yra ikonėlė, pas mane galite matyti šalia Svetbankų ir po Messengerių ir jį tiesiog paspaudžiame. Ir šitoje vietoje, va, kur yra Create Post arba apačiu pliusiuko ženklas, galite paspausti ir galite pasirinkti būtent, ką norite postinti. Pavyzdžiui, jeigu post, ar ne? Ir pasirenkate, va, pavyzdžiui, pas mane yra Facebookas ir Instagramas susijęti, spaudžiame Done ir tada pasirenkame, pavyzdžiui, nuotrauką ar ne, ir ten tą nuotrauką aprašome. Prisijung ir, pavyzdžiui, ten nuorodą įkeliam. Čia tik tai aš labai greitai, primityviai parodau, kaip būtent naudotis šitą programą. Ir tada spaudžiame Next. Ir yra tokie tam tikri pasirinkimai. Yra Publish Now, tai yra, kad publikuotume iš karto. Tada galima pasirinkti išsaugoti kaip ruošinį ir galima pasirinkti suplanuoti vėliau. Tai tada spaudžiame suplanuoti vėliau ir galime pasirinkti, pavyzdžiui, rytoj ir ten, tarkim, 13 valandą, ar ne? Spaudžiam OK ir spaudžiam Shadow. Ir tada, kaip jau ateis rytoj ta 13 valanda, automatiškai šitas postas iškeliaus į mano abidvi platformas. Tiek į Facebooką, tiek į Instagramą. Toliau. Kitas dalykas, vėl spaudžiam pliusiuką, lygiai taip pat galime susiplanuoti Reelsą. Lygiai taip pat galime susiplanuoti ir istoriją savo. Pavyzdžiui, naujokų privilegijos, ne? Tada spaudžiame Next. Vėl renkamės Schedule for Later ir renkamės. Nu, tarkim, šiandien pasirinkime 19 valandą, kad neužilgo išeitų. Spaudžiame Schedule ir yra mūsų postas suplanuotas. Ir šičia tam planer jūs matysite būtent, kokie postai jūsų yra suplanuoti į priekį. Ir juos galite, pavyzdžiui, redaguoti. Galite išsitryti, galite ten persikelti kažkokią tai dieną. Ir vėl galite spausti Create ir vėl galite kurti postą, galite kurti Reelsą ar istoriją. Tai va toks trumpas, kaip pasakyti, tokia trumpa įžanga būtent į tai, kaip planuoti savo socialinius tinklus, kaip padaryti, tuoj sekundę. Tai būtent va tas toksai planavimas, kurį jūs galite atsisėsti ir pasidaryti tiesiog per vieną vakarą praktiškai visam mėnesiui susiplanuoti savo visą turinį, kuris keliaus į platformas automatiškai. Tai šiandieną norėjau tiek pristatyti. Dar gal pabaigsiu savo skaidrės iki galo, kad būtent kurie yra auksiniai patarimai. Kad būtent reiktų kartoti turinį tas, kuris iš tikrųjų veikia. Pavyzdžiui, paleidote TikToką ir matote, kad tas turinys jums surinko labai daug peržiūrą, tai tą turinį galite tiesiog perdaryti pradžią, pabaigą, tiesiog šiek tiek paredaguoti ir vėl tą postą, vėl tą patį leisti iš naujo. Kadangi tai yra turinys, kuris žmonėm patiko ir kuris gali pasiekti dar daugiau auditorijos. Aišku, kas be ko rodyti veidą, tai sukuria būtent pasitikėjimą jumis ir žmonės mato, prie ko jungiasi ir susipažįsta su jumis tiesiog virtualiai. Naudoti paprastą kalbą, nekalbėti aukštomis frazėmis tiesiog ar ten kažkokiais terminais keistais ar kažką, tai kalbėti paprasta žmonių kalba, kad kiekvienas jūs suprastų ir žinoma, kiekviename poste turėti CTA, vadinama, tai yra tas call to action, tai yra tas, ta frazė, kuri žmogų paskatins, pavyzdžiui, jums parašyti, paskatins domėtis ar netgi tiesiog paspausti nuorodą ir prisijungti prie jūsų komandos.
Tai dėkoju šiandieną Jums už dėmesį. Tikiuosi, šita mano paskaita šiandieną buvo Jums naudinga. Ir jeigu turite klausimų, tai galite drąsiai klausti. Įrašymą išjungiu ir tada galime dar pakalbėti. Turime 6 minutės.